Sveiki! Kiekviena nauja saulėta diena mums pranašauja, kad pavasaris jau visai šalia, o mums kino mylėtojams tai tik patvirtinimas, kad Vilniaus tarptautinis kino festivalis Kino pavasaris jau visai ne už kalnų. Tiesą sakant, kitą ketvirtadienį sveikinsitės ne tik su kino gidu, bet ir su festivalio pradžia. Prieš Kino pavasario pradžią kviečiu susipažinti su lietuviškų filmų programa, kurioje šiemet apstu premjerinių juostų. Apie viską plačiau papasakos festivalio lietuviškų filmų programos sudarytoja Justė Zavišaitė. Kino pavasaris, kaip kasmet, išlaiko tradicijas ir pristato kone didžiausią dalį Lietuvoje lietuviško kino. Ir mes tikrai tuo didžiuojamės, kadangi galime pateikti visą didelę koncentraciją lietuviško kino sukurtą per praėjusius metus žiūrovams. Ir šiemet turime šiek tiek daugiau, tai yra 42 vaidybinius, dokumentinius ir trumpametražius filmus, kurie buvo nufilmuoti tiek Lietuvoje, tiek 4 pasaulio žemynuose. Jau antrus metus iš eilės mes pristatysime mūsų sėkmingai praėjusiais metais startavusią programą Lietuviai svetur, kurioje pristatome užsienyje gyvenančius, kuriančius, besimokančius ar lietuvišką kilmę turinčių lietuvių darbus. Būtent šitą programą Lietuviai svetur, kurioje pristatome 16 naujausių darbų, parodo, kokiamis vertybėmis, kokiamis realijomis ir kokiamis mintimis gyvena lietuviai už mūsų sienos ribų. Tai čia galėčiau turbūt išskirti, ko gero, labai stipriai liaupsinamą Peter Kruger filmą N. Jį miniu dėl to, kad šį filmą nufilmavo mūsų garsus režisierius Rimvydas Leipus. Ir filmas pakviečia paklajoti, tiesioginė to žodžio prasme, paklajoti po įvairius Afrikos regionus. Taip pat labai su džiugesiu pranešu, kad turėsime ir Jono Meko filmą, naujausią filmą. Jo pavadinimas yra Ištraukos iš laimingo žmogaus gyvenimo. Ir tai yra tarsi toks apibendrinantis menininko kūrybą filmas, kuriame pamatysime dar niekur nerodytų kadrų. Ir šiame būtent filme Jonas Mekas tarsi atsako į klausimą, kodėl jis visą gyvenimą fiksavo būtent juostoje ir apskritai, kodėl jis fiksavo savo kasdienybę ir draugus ir artimus juostoje. Lietuviai svetur programoje neišvengiamai turime ir pilną, spalvingą ir labai tokį įvairiapusišką trumpametražių seansą. Jis taip ir vadinsis, Lietuviai svetur.trumpai. Ir čia turbūt bene svarbiausias būtų ir laukiamiausias filmas yra Kristinos Piči dokumentinis filmas Žiema, kurį nufilmavo mūsų operatorius Saulius Lukoševičius. Ir tai buvo iš tikrųjų nepaprastai atšiauriomis sąlygomis filmuojamas filmas, nes tai buvo žiema, tai buvo Rusijos šiaurė, tai buvo Baikalo ežeras ir dar daug tokių gražių dalykėlių bus galima pamatyti šiame filme. Kalbant apie lietuvių premjeras, apie kurias jau visi turbūt labai laukia, nekantrauja išvysti patys pirmieji, tai šiemet mes jų turėsime 15. Čia turbūt reikėtų išskirti Igno Jonyno naujausią darbą Lošėjas. Jis nėra premjeriniai lietuvių programai, tačiau jis dalyvauja Nauja Europa, nauji vardai, pagrindinėje mūsų konkursinėje programoje ir tikrai vertas dėmesio darbas. Premjerose taip pat labai stiprus yra dokumentinių filmų skyrius dalis. Čia bene svarbiausias filmas būtų Remigijaus Sabulio, gerai mums visiems pažįstamo aktoriaus iš filmo Skrydis per Atlantą. Ir režisierius, aktorius toli nepabėgo nuo temos, jisai pristato filmą Lituanika paslaptis. Ir filmas gilinasi apie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno ne tik pačią kelionę, skrydį, įsimintiną mums visiems įvykį ir to deja nelaimingas pasiekmes ir žūti, bet apskritai gilinasi, kaip jiems ta idėja gimė, kodėl jiems ta idėja gimė, koks buvo sunkus kelias iki to. Taipogi toks galbūt išskirtinis visai festivalio programai būtų filmas Ežerų dugne. Tai režisierės Akvilė Anglickaitė ir Irma Stanaitytė pristato savo naujausią darbą. Jisai išskirtinis tuo, kad nufilmuotas tikrai profesionaliai ir beveik visas, tiksliau gal kokie 70% filmo vyksta po vandeniu. Tai tas filmas yra stiprus tuo, kad būnant tiesiog kino salėj,
žiūrovas tikrai galės pasijausti tarsi būdamas po vandeniu, tarsi būdamas naru, nes filmui specialiai yra pritaikytas ir garso takelis, ir tai tiesiog toksai užburiantis seansas būtent tokio kino gerbėjams. Taip pat norėčiau akcentuoti labai platų, labai spalvingą, labai įvairiapusišką trumpametražių filmų, premjerinių trumpametražių filmų programą. Čia pristatysime tikrai nemažą būrį jaunųjų režisierių darbų. Temos nuo seksualumo iki smurto, iki humoristinių situacijų, veiksmas, šūviai, gaudynės. Tai taip pabrėždama trumpametražius filmus, kurių šiuo metu programoje yra tiesiog apstu, norėčiau išskirti būtent eksperimentinių filmų, tokį kaip žanrą. Šiam netgi skiriame didesnį dėmesį, kadangi jie visus eksperimentinius arba daugiau tą pusę linkusius filmus subūrėme į vieną programą trumpi eksperimentai. Verta paminėti ir vienintelį filmą nufilmuotą ant 16 mm juostos, kas šiais laikais turbūt nebelabai naudojama, bet būtent Vytauto Jozėno juosta Chronos ABC parodo visiškai kitokį vaizdą, negu mūsų akis šiuo metu yra pripratę prie skaitmenos. Tai tikrai smagus, trumpas, vizualus, toks eksperimentinis filmas laukia žiūrovų ir tikrai tikiuosi jiems patiks. Tiems, kurie negalės apsilankyti festivalio filmuose arba negalės atvykti į kino sales arba gyvena kitose miestuose, mes taip pat turime surprizų. Vienas tokių būtų internetiniai festivalio seansai. Juos organizuojame kartu su 15minučių.lt portalu ir prie tam tikros platformos prisijungę žiūrovai galės pamatyti nemažą dalį lietuvių trumpametražių bei dokumentinių filmų. Tai galbūt nenorėčiau akcentuoti, jums reikia pamatyti tai arba kitą filmą, tai aš tiesiog norėčiau tikrai sužinoti, ką žiūrovai galės išrinkti, kas jiems labiausiai patiks iš šių metų programos. O tą bus galima padaryti labai paprastai, tiesiog užeiti mūsų internetinę svetainę ir prabalsuoti už savo matytus filmus, atiduoti balsą. Na, o festivalio pabaigoje per Lietuvos kino industrijos vakarą mes apdovanosime geriausią. Tai ši kino šventė, kino pavasaris su didžiausiu lietuvišku kino būriu prasideda jau kovo 20 dieną, labai greitai. Ir 2 savaitės žiūrovai galės pamatyti tikrai begalę lietuviškų filmų, tiek sukurtų Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir aš tikrai nuoširdžiai siūlau atrasti lietuvišką kiną iš naujo ir pamatyti to, ko dar nematėte, atrasti nuostabių, įdomių ir intriguojančių temų. Ir tiesiog nebegyventi pasenusiais stereotipais. Nebejotina, kad klasika nemiršta. Su tuo sutinka ir Kino centras Kalvėje, kiekvieną sekmadienį rengdamas kino klasikos vakarus. Ir šį sekmadienį, kovo 16 dieną, kviečiu pasižiūrėti Vytauto Žalakevičiaus filmą Niekas nenorėjo mirti, kurį pristatys juostos aktorius Juozas Budraitis. Aldona, nori mums padėti? O ką aš galiu? Ši 1965 metų kino juosta yra apie tuos, kurie nenorėjo mirti, apie paprastus žmonės, priverstus grumtis dėl savo būvio, rinktis pusę susirėmime, supriešinusiame savus. Filmo veiksmas vyksta Lietuvos pokario kaime. Vieni jo gyventojai palaiko sovietų valdžią, kiti remia prieš ją kovojančius partizanus. Seanso metu bus pademonstruota nauja suskaitmeninta filmo versija, kurią Lietuvos kino centras įsigijo iš Rusijos Federacijos valstybinio kino fondo. Lietuvos kino centras nuo šių metų tikisi kasmet visuomeniai pristatyti po 3-4 suskaitmenintus senus lietuviškus filmus. Šią savaitę Vilniuje dažniau nei bet kada galėjote išgirsti prancūziškus bonjour ir užuosti prabangių kvepalų kvapą. Prancūzų institutas rengė frankofonijos dienas, kuriuose buvo galima ne tik pasiklausyti poezijos skaitimų, bet ir melodingų dainų ar pažiūrėti spektaklių. Juk pristatant prancūzų kultūrą, be kino išsiversti neįmanoma. Nors frankofonijos dienos jau baigėsi, tačiau dar galite spėti pamatyti prancūziško ir ne tik kino perliukus Prancūzų instituto kino klube Vilniuje. Šiandien kovo 13 dieną turite galimybę pamatyti režisieriaus Luciano Giorgescu filmą Tėvo šmėkla. Tai visos kino naujienos šią savaitę. Iki kito ketvirtadienio.